Sveiki, draugai. Na, aš tiesiog negaliu pasidalinti už tai, kad šiandieną buvo ypatingai gera diena. Štai aš vėl burioju, štai aš ledinėje jūroje, dar aplinkui ledai. Čiūti išplaukiau tokią atvirą vietą, ten dar matosi, baltuoja, telefonas neperdoda šito, ale vis tiek, tačiau tai jokio skirtumo nėra. Todėl, kad aš šiandien vėl savo stichijoje, vėl vienas, vėl jūroje, vėl vėjas, bangos. Ir šiais metais pirmą kartą pakėliau burės. O antrą didelę šventę, tai šiandien užkūriau variklį tos tristebios jachtos. Tai žodžiu, šiandien didelė šventė man. Dabar plauksiu ten kažkur tai, surasiu kažkokį lankėlę ten, kur bus daug maž dar neužšalusi. Priplauksiu ten ir gersiu šitą didelį butelį iš tos laimės. Švęsiu šventę. 2 šventės. Taigi, nežinau, ką pasakyti, tiesiog laimės pilnos kelnes, draugai. Tegu ne ateina laimė į jūsų namus. Iki. Viskas, užstojo man kelią ledų sieną, štai aš iš ten plaukiau, turėjau plaukti ten ir štai matote, čia yra jau lemba ledų siena, aš negaliu praplaukti, va, tiesiog gaila. Lemba. Nu, kažkaip Švedijoje dar sezoną atidaryti per anksti. Fokusas visos šitos epopėjos tai yra kame. Taip, mumi varo vėjas. Bet mes turime daugiau nieko, tik elektrinis varikliukas, kuris yra tik taip prisišvartavimai. Taigi, jeigu mes kažkur stiksime, aš ne mes, kažkur leduose, arba nepalankus vėjas bus, na, iki kranto man grįžti bus nelemta. Tiesiog šiandien padariau tokį eksperimentą, o taip kaip Amundsenas varė į Antarktidą, tik tai burėmis. Nu, tai ir aš kažkaip tai pabandžiau dabar. Be variklio, variklis buvo reikalingas tik tai išeiti iš uosto, ir dabar tik tai tarp ledų, tarp šitų lyčių, tik tai burėmis. Na, aš galiu jums pasakyti adrenalino, tai čia dieve pilnas kelnes. Oi, kad jūs būtume čia, žinokite, čia toks kaifas. Žodžiai tai yra neapsakoma. Tiesiog reikia čia būti, pamatyti ir pajausti. Būk tu koks nori krūtas, kokią nori techniką turėk. Blet. Stichija, tu nepakovosi. Tu gali išmokti su ją tik tai draugauti. Bet sąlygų tu jai pastatyti negali. Todėl, kad įsibėgėjęs per savo mandrumą jobėsi va šitas lytis ir tapsi žuvų maisteliu. Bet iš tikrųjų tai užbrantis. Aš įsivaizduoju, kad tie senovės atradėjai jausdavo. O iš tikrųjų dabar jau po 50 metų išsipildė mano svajonė. Aš kažkada tai sėdėdavau Nemuno krantą, skaitydavau knygas apie tos keliautojus atradėjus. Būtent apie tai, ką jaučiu šiandien. Blet. Tai yra kažkas tai neapsakoma. Wow! Sveiki, sekantis rytas. Įsilaisvinau iš ledų gniaužtų ten, kur miegojau. Telefonas buvo nusėdęs, nepafilmavau. Štai aš vėl tarp
ledų. Reiškia, man reikėtų papulti ten, bet va čia va, matote, vėl yra ledai. Aš tai ką tik tai čia priekį praplaukė kateris. Na, dabar gal nelabai matosi, o gal ir matosi, va. Štai jisai paliko va tokį va kelią, va, per kurį aš galėčiau pabandyti prasibrauti, jeigu aš turėčiau variklį. Bet šį kartą aš išplaukiau be variklio. Aš turiu tik tai tokį štai silpną elektrinuką, kur čia varikliu pavadinti negalima. Jisai netgi prieš vėją neplaukė, o ką kalbėti, kad tarp lyčių. Tai reiškia, tikslą aš pasiekti blemba negaliu. 2 dienas, 2 dieną aš čia ieškau to išėjimo iš ledų. Deja, dar nelaikas. Na, bet dar pasisukiuosiu. O gal dar būtų užsinkaruosiu, dar vieną naktelę. Palauksiu. Nežinau. Anyway. Čia yra rojus. Aš esu šiandien rojuje. Nuo vakar. Sveiki, draugai. Na, mano iškyla tęsiasi. Niekur per daug nuplaukti negalėjau, todėl kad jūra dar yra užšalusi ir tikslo savo nepasiekiau. Bet užtat pasiekiau rojų. Norite parodysiu, kaip atrodo rojus? Žiūrėkit. Va štai taip atrodo rojus. Va šitą mėsytę. Tuoj kepsiu čia. Šitą dievišką gėrimą tuoj jau vartosiu. O čia stovi laivas, o ten yra pusiau užšalusi jūra. Ir visame tame jūsų nuolankus draugas aš. Žinote, užsukit pas mane. Žinokit, čia visą laiką yra ką veikti. Ir niekada netikėkite, kad savaitgaliai prasideda tik tai penktadienio vakarą. Ne velnio. Man savaitgalis yra šiandien. Tiesiog reikia užsimanyti. Ir vasara man jau yra šiandien. Vasara neprasideda birželio mėnesį. Ir savaitgalis neprasideda penktadienio vakarą. Visa tai prasideda tada, kada tu nori tai pradėti. Taigi, atvažiuok ir visą šitą rojų pajusi pats. Na, pažiūrėk dar kartą. Ir į tavo sveikatą. Čiau, draugai. Taigi, 3 dienų epopėja su būrėmis be variklio tarp ledų eina į pabaigą. Štai, va ten yra vartai namo, o iš ten aš atplaukiau. O ten va 3 paras aš kovojau stichijoje. Be variklio, kaip įrodymas, va, toks varikliukas, tai nesiskaito variklis. Tai vat, mėlėjai žmonės, žinote, kai aš ėjau į politiką, aš ėjau ne todėl, kad aš ieškojau savo kažkokios tai naudos, aš tiesiog girdėjau savo tautos žmonių verkšlenimus, kaip jiems viskas yra blogai, kaip yra engiami ir visa kita. Na, aš toks esu, aš jaučiu svetimą skausmą, dėl to ir pasirinkau patį sunkiausią kelią būti išjuoktam, kadangi aš nusprendžiau tiesiai šauti į prezidento postą, įdant parodyti ir valdžiai, ir visiems, kad tauta gyva ir ji nešliaužia ant kelio. Bet aš apsirikau, tauta mūsų šliaužia ant kelio, tiesiog jiem buvo taip juokinga, kad paprastas žmogus gali balotiruotis į prezidentus. Nu, tai tokia yra žmogaus savivertė, jiems buvo juokinga, kada žmogus iš jų tarpo, na, tiesiog pasiryžo eiti į prezidentus. Ir tai parodo požiūrį į valdžią. Mūsų liaudžiai valdžia tai yra kažkokia tai dievybė, prieš kurią jie lankstosi nuolankiai ir net nebando pasipriešinti.
Na, apie tos visus Vaitkus aš tiesiog nekalbėsiu, nebūsiu jokiais prezidentais. Ir ačiū Dievui, todėl kad visiškai ne žmogaus gerovė jam rūpi tiesiog valdžia. Na, tačiau kitas dalykas yra tai, kad mūsų tauta taip pat nepasižymi ir protu. Ir jeigu aš dabar čia sakysiu atvirkščiai, ne jūs galvojate, tai aš baisiai būsiu nepopuliarus, baisiai iššauksiu jūsų pyktį. Nors man nusispjauta jūsų to pykčio, bet jūs tiesiog nesuprasite. Taigi, reikia užversti šitą puslapį, todėl kad iš tikrųjų viskas kažkada tai prasideda ir viskas kažkada tai baigėsi. Tai politinė karjera, galima sakyti, man kaip ir baigta dar neprasidėjus. Ir aš džiaugiuosi, kad aš praėjau visą šitą kelią, aš įgavau didelę patirtį. Dabar aš tiesiog žinau, kuo kvėpuoja mūsų Lietuva, kuo kvėpuoja pasaulis, kaip jis yra valdomas, kas valdo mūsų Lietuvą ir kaip ją valdo. Ir jeigu aš dar kažkada tai turėjau kažkokių tai iliuzijų, tai dabar aš jau neturiu jokių iliuzijų. Jos išsisklaidė kaip pirdalas vandenyje. Ir tai nėra blogai. Tai yra iš tikrųjų viskas daug geriau negu buvo vakar. Ir matote, kaip yra. Aš visą šitą rojų, kuriame aš esu, aš norėjau paaukoti žmonėm. Matote, va čia šitoj stichijai aš esu laimingas. Aš esu be galo laimingas. Ir aš tai buvau pasiryžęs išmainyti kažkokį tai superstą kabineto kėdę, ta prasme uždaryti save į kalėjimą dėl kažko tai, kur laimės aš tikrai būčiau neturėjęs. Tai ir ačiū Dievui aukščiausias, kad jūsų kvailumas mano kelią į prezidentūrą nužudė. Tai iš tikrųjų didelis dėkui jum, kad aš ten nepapuoliau. Todėl, kad aš dabar sugrįžau į savo stichiją ten, kur aš esu laimingas. Kur aš žinau, ką aš darau. Ir žmonėm tai patinka, ką aš darau. Ir tai aš galvoju, kad tą daryti yra verta. Tai išliks. Žinote, kas aš esu, nesigirdamas. Aš esu istorijos saugotojas. Vat aš imu tos laivus, griuvėsius, išmestus jau niekam nereikalingus. Ir čia vėlgi žmonės juokiasi, kam tu tos poveikus remontuoji, visą kitą ir ta. Žinote, kodėl aš tai darau? Todėl, kad aš tai galiu padaryti. Ir kada jūs einate ir matote iškeltas baltas bures, tai yra kažkieno tai darbas. Kai jūs matote atrestauruotą senovinę, kad ir Kauno pilį, tai kažkada tai buvo griuvėsiai. Juos tokie žmonės kaip aš, juos atstatė. Ir dabar gyvena, jūs einate ir žavitės to. Trakų pilis tokia pati. Ir visi mediniai laivai, istoriniai laivai, jie yra prikelti tokių žmonių kaip aš. Tad aš didžiuojuosi, dirbdamas tokį darbą. O tai netgi yra ne mano darbas, tai yra mano gyvenimo būdas. Tiesiog aš tuo gyvenu. Tai dar kartą dėkui, kad jūs mane sugrąžinote į mano stichiją. Taigi, nuo šiol su politika daugiau aš nekalbėsiu šitame kanale. Tiesiog paskirsiu šito kanalo kontentą būtent savo gyvenimu, taip kaip aš gyvenu. Rodysiu savo darbus, pavykusius ir nepavykusius. Rodysiu savo keliones ir visa kita. Ir žinote ką? Matote, kai aš pavyzdžiui noriu, kad taip gyventų visi, kaip aš gyvenu, kad gyventų visi žmonės. Pradedant nuo mano šeimos, draugais. Ir vat jeigu aš būčiau papuolęs į Daukanto rūmus, aš būčiau stengęsis, kad ir mano tauta gyventų taip, kaip gyvenu aš. Tai reiškia laimingai, be rūpesčių. Visiškai neturtingai, nes aš esu ubagas, bet aš esu be galo laimingas. Todėl, kad aš neturiu pinigų. Visiškai. Bet aš turiu gyvenimą. Ir štai ką aš turiu. O jūs turite darbą, mokesčius, nepakeliamus, baudas, draudimus. Ir tas be perstojo raudojimą, kad jums yra blogai. Ir jums bus blogai, visada.
Tiesiog todėl, kad jūs patys už save nenorite kovoti. Jūs renkatės, siunčiate į tą kovą kažką, kad už jumi kažkas tai padarytų jūsų darbą. Vat kad už jumi eitų ir jums gerai padarytų. O to nebuvas. Kvailiukai, jūs kvailiukai. Už savo gerovę tu turi kovoti pats. Taigi, iki.